Išsiunčiau LRT straipsnį, kuriame išdėsčiau savo nuomonę apie LRT krizės priežastis ir galimus sprendimo būdus. Straipsnį parengėme bendradarbiaudami su žiniasklaidos teisės profesorė advokatė Liudvika Meškauskaitė. Straipsnyje primename LRT audito radinius, taip pat LRT krizę, kilusią opozicijai piknaudžiaujant įstatymų leidybos teise. Triukšmas kilo dėl to, kad dėl generalinės direktorės atleidimo tvarkos pakeitimo neva kyla pavojus žodžio laisvei. Bet palaukit, žodžio laisvė tai reglamentuojama kitais teisės aktais. Visuomenės informavimo įstatymas, LRT įstatymas. Beje, netgi TSLKD pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pripažino, kad generalinio direktoriaus atleidimo tvarka niekaip neįtakoja žodžio laisvės. Tai tarkim, pasikeičia LRT generalinis, kur grėsmės laisvam žodžiui? Jūs neredukuokite į generalinio pasikeitimą. Be abejo, automatiškai generalinio direktoriaus pasikeitimas nėra jokių būdų grėsmė žodžiui, kaip ir Seimo narių pasikeitimas, kaip ir prezidento pasikeitimas. Specialų dėmesį skiriame LRT žurnalistų aktyvizmui. Visuomenės informavimo priemonių atstovai, dalyvaujantis mitinguose, keičia savo prigimtį. Tai yra, neteikia visuomeniai žinias, bet formuoja nuomonę. O tai jau nėra objektyvi žurnalistika. Tai yra propaganda. Žurnalistas, kai neinformuoja, o formuoja nuomonę, tampa propagandistu. Tokiu atveju žurnalistika netenka nešališkumo ir jie nebegalima pasitikėti. LRT aiškina žodžio laisvę kaip po laisvę būti nekontroliuojamiems. Tai žodžio laisvė vieniems – tildyti kitus, nesuteikti žodžio, kalbinti tuos, ką nori. Jų laisvė – tai laisvė formuoti nuomonę, o ne objektyviai informuoti visuomenę. Konstitucinis teismas dar tais laikais, kai jis buvo panašus į konstitucinį teismą, yra aiškiai pasisakęs apie LRT veiklos kontrolės būtinybę. Nacionalinio visuomeninio transliuotojo veiklos kontrolė turi apimti ir nacionalinio visuomeninio transliuotojo programų ir laidų struktūros bei turinio kryptingumo kontrolę. Kilus diskusijoms dėl nacionalinio transliuotojo nepriklausomumo įšaldžius jo finansavimą, atkreipėme dėmesį į valstybės asignavimų augimą nuo 2015 metų. Taigi 2015 LRT iš valstybės biudžeto buvo skirta 29 milijonai eurų. 2016 per 46 milijonus, o štai pernai beveik 80 milijonų. Palyginkime, valstybės saugumo departamentui pernai buvo skirta apie 59 milijonus. Seimo kanceliarijai 54 maždaug, prezidento kanceliarijai 9. Dar gražiau. LRT vadovų darbo užmokestis yra didesnis negu ministro. LRT vadovės darbo užmokestis yra panašus į ministro pirmininko. Na, atleiskite, bet aš tikrai nemanau, kad LRT vadovo ir ministro pirmininko pareigų sudėtingumą įmanoma dėti ant panašių svarstyklių lėkštelių. Keistas dalykas, kad LRT finansavimas nėra pagristas nei poreikiais, nei natūraliomis sąnaudomis. Jis priklauso nuo gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų. Jūs įsiklausykite. Įstatymas anksčiau, iki šio įšaldymo, buvo sukūręs interesų konfliktą. Nacionalinis visuomeninis transliuotojas buvo tiesiogiai suinteresuotas didesniais mokesčiais, tiek akcizo, tiek gyventojų pajamų. Beje, aš įtariu, kad LRT
pernai vykdė nedeklaruotą lobistinę veiklą, kurios tikslas buvo padidinti mokesčius. Pernai, birželio mėnesį, aš inicijavau kreipimąsi į Lietuvos Respublikos vyriausybę, kurio buvo raginama peržiūrėti išlaidas prieš didinant mokesčius. Šį kreipimą pasirašė 18 Seimo narių. Kaip manote, ką padarė LRT? LRT pasiremdama kažkokiomis vidinėmis taisyklėmis atsakė, kad mes, žinote, esame laisvi žurnalistai ir mes patys pasirinksime, ką kviesti į laidas, kam leisti pasisakyti ir kam neleisti. Dar gražiau. Aš šiandien nežinau irgi, ar tą mano šios dienos straipsnį LRT publikuos, ar vis dėlto nepublikuos. Man tikrai neišeina suprasti, kodėl Seimo narių nuomonės gali cenzūruoti niekieno nerinkti biurokratai. Tai yra neskas kita, kaip šešėlinė valstybė. LRT yra tiek laisva, kad ji gali pati nuspręsti, kieno nuomonę spausdinti, kieno ne. To negana, jie gali patys nuspręsti, kam mokėti pinigus už nuomonių reiškimą. LRT per metus sumokėjo apie 500 000 už nuomonių reiškimą. Valstybės kontrolė teigia, kad šių pinigų gavėjai ir sumos turi būti skelbiami viešai. Deja, iki šiol tai nepaskelbta. To negana, įsiklausykite, LRT iš valstybės lėšų finansuojama žiniasklaidos priemonė perka viešinimo paslaugas iš kitų žiniasklaidos priemonių. Aš manau, kad tai yra tiesioginis papirkinėjimas už mūsų pinigus. Nors tikiu, kad galiausiai jiems pavyktų įrodyti, kad tai atitinka įstatymus. Na, bet jeigu tai atitinka įstatymus, tai reiškia, tie įstatymai yra kreivi. Esu tikras, kad LRT įstatyme privalo atsirasti nuostata, kuri įpareigotų LRT skelbti visus, kam sumokėta už nuomonių reiškimą ir taip pat sumas. Biudžeto lėšų naudojimas viešinimo paslaugoms privalo būti uždraustas. 89% programų sukūrimo ir gamybos pirkimų LRT vykdė neskelbiamų derybų būdu. Tai yra susitarusi su konkrečiu tiekėju. Pažeidimų rasta visuose 12 atsitiktinai atrinktų viešųjų pirkimų. 8 iš jų nustatyti nelaiku deklaruoti arba iš viso nedeklaruoti privatūs interesai. 38% 2004 metais priimtų darbuotojų netaikyta atranka. Jie priimti pagal išimtis. Na, kaip jūs manote? Paskelbs LRT mano straipsnį ar nepaskelbs? Kas valdo valstybę? Lietuvos žmonių išrinktas Seimas? Ar šešėlyje tūnantis biurokratai, kurie sprendžia, kas turi teisę į laisvą žodį, o kas ne?